Na ir labas rytelis iš Energilandijos. Ką? 10 valandą pasileidžia atrakcionai. Tai dar biškai turim laiko. Šiandien nusimato visiškai karšta diena. Turim jau dabar kokius 22-23 laipsnius, šiandien iki 27-28 šilumos žad. Tai dabar lekiam išbandyti nusipirkti ledų teritorijoje. Jau prie aparatą. Kindziuliai. O va ten yra vandens parkas. Čia realiai jis visiškai ir šalia mūsų įsikurtos vietos. Čia vat atsidarys tie vartai tiesiai ir mes pūkšt tiesiai į vandens parką iš savo kieme. Galima sakyti, kieme turim vandens parką. Tai mes esam įsikūrę čia visiškai už keletas metrų. Bandom ieškoti ledų, ten tas aparatas liktai neveikia. Arba mes kažko nemokam, bandysime eiti kitą aparatą. Čia vat mūsų vitikė, o va ten už kelių žingsnių ir 9:30 dar ne. Nu, bandysim sekantį aparatą kankinti. Šitas veikia. Šitas veikia. O, jau susidarė eilutė prie vandens atrakcionų. Kad ir esam arčiausiai, bet likusim toliausiai. Ar turi kiek valandą? Jau patekom į vidų. O, visokių gultų ir jie nori taip gulinėti. Čiuožynės. Tuoj startuosim, hebra jau nerimst. Pasiėmėm spintelę už 4 eurus, kad susidėti vieną daiktam. Ten vat matos pilna gultų dar yra. Nu, žiūrėsim, kokia čia teritorija, ką mes čia rasime. Na ką, įsikūrėm pakol kas pačioj pradžiai, dar čia nieko daug nematėm. Bandom nuo pradžių. Vat gultų marios ir pridėta. Čia vat, ką mes pirmuosius jau prabandėm. Ir žemesni, aukštesni, nuo 1,35 m. Vaikai gali visus kiaurai varyti, į kitus aukštesnius be 1,35 m neleidžia. Tai čia viena tokia erdvėkė. Eisim, pasižvalgysim toliau. Čia gultų, sakau, jūra, galima tiesiog atėjus degintis vaikus paleidus. Visi virš 1,35 m, tai visur jie čia gali dėti jau be priežiūros, kas yra pliusas, tikrai. Tak, nu čia vat nusileidus čia jokių gylių nėra, tai čia be baimės. Dar vienas startuolis. Kur jis dinga? Striga. Kvapą nedėlė. Daparčiuoš. Aš jau galvau, kad tu nebepasirodys. Užstrigai? Nu ką, dėsim su savo dviese. Aš nežinau, su telefonu kas čia gaus. Palauk.
Gerai, startuojam, varom. 3, 2, 1. Ai, pastumė. Kodėl tu greitai? Abeji. Aš stringu. Pralekiai. Rūpužę. Aš turėjau laimėti. Eisim pražvelgti teritorijos. Va, baseinų didžiulė zona. A, yra čia? Tai pavadink, kad plaukit, eisim pasižvalgyti. Didžiulė baseinų zona. O kur perėti? Einam link kitos zonos pažiūrėti, kas toliau dedasi. Čia mažesnių zona. Baseinukai mažesnių gylių su atrakcionukais. Tas periodas mums jau kaip į praeitas, jau čia tą nepuolva. Marvins eilė žiūri tą didįjį, tai eisim link ten pasižiūrėti. Nu šiaip oras šiandien fantastinis. Uo, čia jau biški macniau. O ten dar kita zona matosi ir vamzdžių. Nu ką, eisim čia prabandysim. Taip, visokių, čia vat jau su visokiais čiuožti ne ant kūno, o su tais, kas į gal gerai, nes aš jau biškį nugarą atsitrankiau. Prieit. Nu dabar šitą išbandysim. Gali būt, kad ūgis. 1,45. Tai pažiūrėsim, dar mūsų mažylių gal ir neįleis čia. Jo, čia su šituo. Nuo 1,35 m ir čia gali vaikai. Tai pasisekė. Kažkas norėjo prasmukti nepasiėmęs priemonių, bet dėja pasiėmam čiužinį. Varom. Telefonų sakė, nečiuošk. Gal nečiuošk. Telefoną. Lipam žiūrėti, kas čia bus. Jak się w grupie zjeżdża? Nu, hibrid, pamojuokit. Duomi, Rugilė. Startuojam, varom. Go! Keliaujam į dar kitą zoną. Dabar po vieną visi. Čia jau su puslėjom, su ratais. Koks čia ūgis, irgi nuo 1,35 m. Visa mūsų chebra čia praeina. O tu nepasiėmei to čiuožti? Ką? Ne. Nu kaip nepakilo, pakilo. Kažkiek pakilo.
Taip, neužilgo mano hibrytė splešint. Karšta dienikė išpuolė kaip Turkijoje. Iki 28 laipsnių. Pats tas vandens pramogėlėm. Bandom tropical splešą. Kažkas pasirodė arenoje anksčiau negu palei planą. Įdienojus eilės jau čia tropnios. Pilnas tas užimtas. Nors įdomu, čia dauguma lauk visi tą aukštą mėlyną. Nu, kuris įdomus, bet man pavyzdžiui tas baltas iš tos kairės pusės aukštasis dar įdomesnis gal net. O tas baltas, kur V raidė, tai ten iš vis iš šito viso geriausias man. Aišku, ir dar ta kolba raudona, kurios aš nebandžiau, bet kolba raudona jau ten visiškas ekstremas, ten vieną kartą gali nuvaryti. Tai dar ruošiuosi, tai va, pakulkas tiek. Laiku, pribrenda metas šokti su Badbaisiu čia iš vandens atrakcijon turbūt. Iš ant kolbą. Šiandien matys kažkur druskininkų, su kortam kolbą, bet nėra tiekinas išbandyti. Nu, čia kadangi jau esam, reikia išbandyti, niekur nedingsi. Taip sem. Ten eilė į didžiulę, bet mes brausimės pro šonus. Nes reikia išlėpti pat viršų. Lika jau tik kelias akimirkos. Ir dėsma į kolbą. Taip, atrodo čia kolbikė tokia. Turiu galiu pastovėk eiliai. Bam. Iš šitų kolbų. Trin. Ten kažkur į apatį. Susiemam nereikalingus rakandus. Duok užteksiu tau. Man pačiai baisu, nors aš net neįsiu. O, man tas va. Nu, to man tago. Kaip sekėsi? Nu gerai, Artūras bando tą trasą. Bandys. Tikiuosi, kad nemirs. Nu, gerai, su triusikais. Bet tikiuosi labiausiai, kad su triusikais. Liktum ir kad nenumirtum. Nu, Artūrai. Stenkis nenumirt. Kas? Čia kažkas nepavyko. Jo, grynai. Va dar baisiau. Nu gerai, eik. Į mirties kilpą. Nemirsi? Tikėkimės. Jis ten išlys. Tai raudonai. Tuo išlys. Tai pamatysit jį? Tam, kur išlindimas yra raudonas. Išlindo. Ate. Welcome to Energyland Extreme, the game!
džunglę. Kur čia kas bus? Kažkas bus. Čia jau lėtai nusileidžia ta ekstremalioji zona, tai gal ten kažkur nesimato jos. Šį vakar dar tiek išbandysim. Užteks gal. Išbandysim Monster House'ą. Judam. Monster House. 20 minučių reiks luktelti. Nu ką, šiandien drakonas turbūt bus mūsų paskutinis. Ką išbandysim? Perdegė veidai. Pusę, ką čia turim jau, mes turim 7:30. Dirba liktai, tai prašė iki 8:30. Bet čia kažkur laukti, jau reiks kokį pusvalandį mums to eilėj. Tai sulauksim, paskutinį dar nuleisim. Čia nuo 1,30 m leidžia visus. Tai jaunimėlis gyvas dar, gyvas. Tai varom į drakoną. Kitas ne drakonas. Visur. Ten drakonas. Tundras baigėt. Jisai galvoja, kad čia drakonas. Spidas. Yra spidas. Artūrai, čia spidas. A čia drakonas kyla? Jo, čia drakonas. Tai pasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tai ten apie 20 žmonių vienu metu paima. Sako 7. Nu į ką, pirmą dieną pabaigėm su drakonu. Ir kažkaip galvojau, kad jis ir paprastesnis. Bet brusteliai širdaki. Visai neblogai buvo momentėlį ir to drakono. Tai teik, nusikalėm tų, bet karščiai buvo. Aš didžiai dalį vandens praleidom. Buvau 27-28 laipsnių šilumos. Tai dabar jau kempingėlį. Jau kaip ir užsidarinėja. Čia viskas. Mes jau turim po 9:05. Tepliktai iki 9:00 atrakcioną. Ir jau viso, pabaiga. Rytoj visą dieną spyda. Pirmos dienos pabaiga. Rytoj jau daugiau varysime tos į vandens. Šitos atrakcionus. Tai ką, iki kitų įspūdžių. Susitinkam antrą dieną Energilandijai. Iki!